Veiklos nuoma – tai lankstus finansavimo sprendimas, leidžiantis naudotis turtu be būtinybės jį įsigyti. Šis modelis ypač paplitęs verslo aplinkoje, kur yra labiau ribotos kapitalo galimybės ir reikalingas greitas prisitaikymas prie rinkos sąlygų. Vietoje didelių pradinių investicijų įmonė moka periodinės įmokas už turto naudojimą. Tai gali būti transporto priemonės, įranga ar net technologiniai sprendimai. Esminis veiklos nuomos privalumas – finansinis lankstumas. Naudojantis veiklos nuoma nereikia ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, kas būtų neišvengiama, neturint atitinkamų laisvų lėšų ir įsigijant norimą turtą. Tuo pačiu, veiklos nuomos sutartys dažniausiai yra lankstesnės ir leidžia daugiau vadybinės laisvės. Net lyginant su lizingu, veiklos nuomos sutartys yra lankstesnės ir mažiau prisirišama prie naudojamo turto. Be to, dažnai į nuomos mokestį įtraukiamos papildomos paslaugos, tokios kaip priežiūra, draudimas ar techninis aptarnavimas, kas sumažina administracinę naštą. Žinoma, visi šie aspektai turi savo kainą ir nepaisant esamų privalumų kaip patogumas ar lankstumas, veiklos nuoma dažniausiai bus brangesnė alternatyva nei atitinkamo turto įsigijimas. Todėl prieš priimant sprendimą reiktų atidžiai įsivertinti bendrą finansinę naudą, kuris variantas konkrečiu atveju tinkamesnis.